Sveiki visi! Į sveikatą. Šiandien labai karšta diena. Baisiai dušna ir mes su Laurinu atvarėm nuo krančiuko savo ramiai. Aš iš vis net per Lauriną susidėjau britkelnes, o aš nesidėjau. Galim pažiūrėti. O aš normaliai su kroksais, tik kad ne rožiniais, o žaliais. Tai turim spėti, nes matot, kas ateina. Va ten, va, tas dušnumas neišpasakytas. Tai turim mes suspėti, kai sakant, pagaut 20 mešerių. Tai prieš audrelę varom aplink krantelį. Nenervuok. Nedidelis, bet yra. Iškart padrėza. Spaudžiam iškart. Ko čia pas tave perytė, girdė? Labai gerai čia. Iš užsienio. Geras, gražus. Iš užsienio. Paimti. Žinai, kiek toj pasakysiu? Šau. 104 gramai. Neblogas. 5, sakyčiau. Ne, 104. O. Nesuprantu, ką čia užkabinau. Laurė? Kažką pagavau, bet nesuprantu, ką. Ne, gal ką tu padėsi atėjęs, bet lydeką, supratau, ką. Aha. Nukanda jau viskas nėra. Aha. Sakau, nesupratau pradžiui, ką toksai kaip ir baks buvo. Dar vienos tiugytės nėra ir 4 gramų čiburaškos. Negerai, Lauris dabar 2-0 mane kala. Einu ryštis. O eit nėra smagu. Gerai, kad vasara. Eit nėra smagu, nes per dilgelinus basom ne kažką, ne? Visio, sudėvėjau savo rožinius kroksus, po šiaurės padėjau aš juos prie taurių. Tai kažkada, jei turėsiu parduotuvę savo, tai prie visų taurių mano legendiniai rožiniai kroksai. Tai dabar tenka per dilgelės basą vaikščioti, taip susidilginau. Nesupratau, kaip užspaudė be bankės, nu. Jo, be bankės užspaudė. Neaktyvų šiandien. Bet gražus, kutamas. Didesnis už tavo. A girdi, pas mane 105 gramai. Nu. Jo, tu eik ieškok, o aš jau gaudysiu. Labai gerai čia mums. Labai komandiškai, čia gerai dirbam. Kai numetėme... Abu mažiukas. Didelių neradom, kelis. Temsta. Mažiukas! Taip, bet didelių nėra. Nu va, gal padabnesnis, Jo. Nu kaip geras, 103 gramai. Standartas šios dienos. Tiugytė, violetinė tiugytė. Nu, nepataikėm kažkaip. Sunkiai, labai sunkiai. Taip linksmai pradėjom. Ir galvojom, bus daugiau. Pradžia gera buvo, tai nukando. Tai baks, tai Lauris porą kepamų. O finalas ne kažką. Nu, pakviečiau Laurį. Sakau, ateik, radau taškelį. Nu va ir buvom. Nekybo tas ešerys ant vakaro, matęs čia pavaikė vieną kartą, antrą kartą pavaikė. Yra jis, bet tai ką dieną neaktyvus. Ir daryk tu, ką nori, nu.
kištų po nosim, ko nori neimo. Dabar van vakaro. Vieną kitą bakst eina iškrapštyti. Nu, kažkas spaudė, užspaudė. Nedidukas, bet ešeriukas. Nu, toks. Dedu į kibirą. Netoli nereikia mesti, čia va vietoj ir sukas. Atsigaudžiau šiemet nuo kranto realiai toj Suomijai kiršlių po PMC-mų, tai pirmas O Jėzau, kaip segė. Užspaudė, vėl nėra. Ai, čia geras, čia giurus. 3 kartus atpikti. Nu tokie, nuo 70 gramų realiai iki 150. Va, ant tioga turbūt nei viena mano žvejyba nepraeina 2 mm ir Magic spalva. Iš vis tokia Magic, tai yra klasikų klasika. Kuo gerai Lucky Johno tiogos, tai gerai laikos ant kablio, nei paklijuot nereikia, nei nieko. Dar pas aš iš twisteriukų, jei nori vytis, jeigu šiaip paėmus, tai 2 naudoju Keitėcho Easy Shinerį 2-3 colių ir tiogas 2 mm, 2,4 ir 2,9. Nu tai tokios pagrindinės. Kas gerai tioga ir tie kybus, bet kas gerai... Ui, kaip paėmė, matėt? Ant galo. Jau ištraukniau. Kas gerai su tom tiogom, kad nusakau, gerai laikos. Ir kybės baisiai. Klasikų klasika. Tokia. Turbūt kiekvienas spiningistas turi. Nu blemba, sega kažkaip. Kad čia jie. Tokia graži bankė ir taip nesėdo, ja. Kas čia dabar daras? Pakviečiau laurį ir nebekimba, ja. Va. Sunkiai, bet iškrapščiau. Bet irgi kelintą jau pravedimo. Bet gerai, kalė kaip geras. Ešerys negeras. Nuskutamas. Bet bankė gera buvo. Kaip priklauso. Pagavai? Matai, reiškia, per visą plotą, ja. Ištraukė ar nuėjo? Bandau ištraukti. Lydekas? Ne, kuprinė. Kas buvo? A, geras jomas, ja. Va. Lauri dar spėsi. Dar spėsi. Aha. Jau atrodė viskas. 3 pravedimai, bakšt vėl vienas. Bakšt vėl vienas, jie yra, bet nu, jau viskas, neaktyvus. Pakrytė ir dabar norim pranešti, kas dar žiūrėt. Šį labai vėlų vakarinį video, kad šį mėnesį, man atrodo, jei neklystų, Salmo parduotuvėse. Ešerio prekės, ešerių žvejybai 20%. Tai artėja geriausias laikas. O dabar, jeigu žiūrėti laiką, tai įsivaizduokit, yra be 4-9 ir jau prietema. Eik tu savo, kaip greičia. Kaip greitas rudenėlis čia pas mus ateina.
tą metu niekas. O į tą niekaip neįvykęs. Nu, davai, dar. Nu, žiūri. Nu va, aš vieną paėmiau netyčia, bet jau nestebuklingas bus. Nors kodėl, gražus. Naktiniai, toj bus naktiniai ešeriai. Nu gražuolė. Hops. Mylimiausias kotas dar liko nuo... Ai, kaip tik tinka pasižymėjęs kiršlio rekordą dabar va čia va. 51 cm. Aš ir nepagavau didesnio per kelionę. Buvo PM3, man atrodo, didžiausias. O aš pagavau daug, bet PM1. Tai dar mierka nepakertivės? Kai... Pertraukimo 2 kartus. A girdi, kai kuprinę tai pakirtai? Ne, tai aš kuprinius ekspertas esu. O tai pakirtau, kad jau palikau. Kaip tai gali būti? Pasivė, dar kartą kalą ir nepaėmė, nesiek. Tai gerai, kad tau kalą, aš matai, man nekala, bet jeigu jau kalą aš paimu. Pas mane atvirkščiai, žinai. Retai, bet užtikrintai. Viskas, aš atkandu. Baigėsi. Girdžiu O ir tada iš B raidė žodis. O ir iš B raidė žodis ir viskas atidirbo. Mano kotelis ir ką aš pagavau. Laurinas pagavo šiandien kuprinę. O aš pagavau, poros neužfilmavau, nu ką žinau čia. Porą gražių ešeriukų, nu tokie va visi. Skutami gražuoliai. Tai eisė man į rūkyklėlę. Ir atostogos prasideda, gal dar spėsiu kažką gražaus pagauti. Kitą savaitę žiūrėsim, kaip porai susidėlios. Nes rugpjūtį kimba viskas. Tai va, apturėjau 3 paskutinės žvejybas ant šapalų, dabar atvarėm su Lauriu ant ešerių. Tai kaip diena, taip naujiena. Tai va, bičiuliai, ir jum visada viena žuvimi daugiau. Linkiu pagauti.